Sveiki, esu Girėna Sladkevičienė, gydytoja psichoterapeutė. Iš praktinės patirties matau, kad įprastai klientai kreipiasi psichoterapijai vedini būtent emocijų. Beveik visi klientai ateinantys siekia malonių emocijų ir dauguma kartu siekia išvengti ir nemalonių emocijų. Visgi kartu patyrinėję jų problemas, dažnai suprantame, kad nors ir labai nori klientai malonių emocijų, ar labai nori išvengti nemaloniųjų, bet iš esmės dauguma žmonių nežino, kas apskritai yra emocijos bei kam jos yra reikalingos. Tad šiame pristatyme noriu tai pristatyti iš teorinės pusės. Žymiausios teorijos apie emocijas yra Roberto Plačiko ir Polo Ekmano teorijos. Jų manymų pasaulyje egzistuoja maždaug 6-8 bazinės emocijos, kurias patiria dauguma žmonių bet kurioje pasaulio vietoje. Ir visos jos turi funkcijas. Įprastai jų svarbiausios funkcijos yra, kad mes prisitaikytume mūsų supančioje aplinkoje ir turėtume kuo geresnius šansus išgyventi. Taigi džiaugsmas yra svarbus įpročių padedančių išgyventi tvirtinimas ir kartojimas. Liūdesys dažniausiai eina kartu su kažko netekimu, todėl tuo metu svarbu sustoti, sukaupti savo jėgas, prisitaikyti prie naujos aplinkos. Nerimas ir baimė – tai emocijos kylančios iššūkių ir grėsmių akivaizdoje, todėl labai svarbios būtent šių iššūkių ir grėsmių įveikimui. Pyktis – svarbus ištaisyti jaučiamą neteisybę ir nustatyti ribas. Pasišlykštėjimas yra viena seniausių emocijų, jinai yra labai svarbi, kad išvengtume nuodingų ir grėsmingų daiktų, situacijų ir pasišalintume iš nesaugios aplinkos. Nustebimas – tai emocija, kurią dažnai žmonės pamiršta, tačiau jinai yra labai svarbi būtent sustoti, įvertinti, nepulti į galimą pavojų, nepatyrinėjus ir neįvertinus naujų iškylančių dalykų. Taigi labai svarbu pastebėti, jog visos emocijos yra reikalingos, jos yra būtinos mūsų išgyvenimui ir tik mes jas skirstome į malonės ir nemalonės. Ir kai kurių mes norime siekti daugiau, kai kurių norime išvengti. Tačiau ką labai noriu pabrėžti visos psichoterapijos metu, kad visas šias emocijas galima suprasti, o labai dažnai kartu mokytis jas ir išbūti savo naudingiausiu būdu.